Labą dieną. Šiandien jums parodysime, kaip taisyklingai atlikti pratimą skirtą krūtinės raumenims. Pirmiausias dalykas, priėjus prie treniruoklio, yra nusireguliuoti sutinkamą svorį, taisyklingai atsisėsti ant treniruoklio, kaip sėdžiu aš. Ir svarbiausias dalykas yra padėti kojas pečių plotyje, pirštai turi žiūrėti tiesiai. Tada švelniai nuspaudžiame svirtelę žemyn. Rankas užkišame už treniruoklio. Svarbiausias dalykas, kad alkūnės turi sutapti su plokštuma. Tai yra svarbiausias momentas, kad galima pastebėti, kad treniruoklį nusireguliavome netaisyklingai. Jeigu būtų rankos nuleistos žemiau, tai reiškia, mūsų kėdės aukštis yra per aukštas. Jos turi būti sutapti su plokštuma ir pirštai turi būti suglausti, padėti ant treniruoklio plokštumos. Rankas užkišame už treniruoklio, tada švelniai atleidžiame sverti, pastatome koją į šoną, stipriai įsispiriame į žemę, juosmeninę dalį prispaudžiame maksimaliai prie plokštumos, įtraukiame pilvo presą ir pradedame skaičiuoti. 1, 2, 3, 4. Lieka mažas tarpelis, treniruoklio nesuglaudžiame, važiuojame atgal. 1, 2, 3, 4. Sustojame iki pečių linijos. Niekada negalime atlošti, atvesti rankų per daug, nes pradės skaudėti nugarą ir galime labai greitai kažką pasitempti. Ir toliau atliekame jums paskirtas serijas. Bet visą laiką reikia skaičiuoti. 1, 2, 3, 4 ir 1, 2, 3, 4. Pabaigus seriją, švelniai su kojomis spaudžiame sverti, ištraukiame rankas ir tik tada atleidžiame koją, pastatome ją į šoną. Tada galime atsikvėpti, pailsėti ir tada toliau daryti vieną seriją. Niekada nedarykite visų pakartojimų serijų į vieną vietą. Tai tikrai nėra gerai. Dabar dažniausiai atliekamos klaidos yra netaisyklingas sėdėjimas, per daug išsirietimas. Dažnas mes naudojame medicinos diagnozijos ir gydymo centre pagalvėlės, dedame jas ant jos poneisminė dalimi ir tada padeda žmonėms prisispausti. Bet jeigu tokios neturite, sporto salėje galite susukti rankšluostį ir jį tiesiog čia pasidėti. Toliau yra svarbus dalykas išmokti taisyklingai dozuoti svorius, neužsidėti per daug, kaip minėjau, taisyklingai sėdėti ir daryti visus šituos niuansus nuosekliai. Ir tada taisyklingai ir gražiai atliksite pratimus. Sėkmės.